e-komercijos juodoji pusė, kurios aš nesitikėjau. Nenoriu perlenkti lazdos, bet tai yra dalis realybės, kuri man nutiko. Ir jei kada kūrei savo, gal suprasi, ką reiškia per vieną rytą prarasti viską. Viskas ėjo į gerą. Valdžiau elektroninę parduotuvę į Mega.lt, kuri kūrėsi nuo nulio. Turėjau planą, tempą, viskas ėjosi vis geriau. Klientai, augimas, reakcijos iki vieno ryto. Atsikėliau kaip visada, patikrinti statistiką, žinučių, pardavimų, tik šį kartą nieko nebuvo. Svetainė neveikia, admin panelė tuščia. Tas jausmas, kai tu bandai prisijungti ir nieks neveikia ir tu nesupranti, kas nutiko. Ir suvokimas atėjo tik tai po kelių minučių, kad parduotuvė nulaužta. Kam patiko taip įvykėt? Iš pradžių šokas, po to pyktis. Ar supranti, kad tai ne tik techninis gedimas, o tiesiog buvai neapsaugota. O kodėl taip nutiko, nes keitėme į sprendimus, nebuvo padaryta atsarginė kopija, arba jinai kažkur išgaravo. Na, žodžiu, klaidelės, kurios tuo metu kainavo viską. Papasakosiu daugiau kitame rylse, kaip susigrąžinau jėgas ir kaip pradėjau iš naujo. Bet jei išsineši iš šio video vieną mintį, tai štai, net kai atrodo, kad viskas baigta, galbūt tai tik pirmas skambutis naujam skyriui,